Jeigu norite nusipirkti produktus iš Salom Pro elektroninės parduotuvės, jums reikia paspausti ant jūsų norimų įsigyti produkto, pavyzdžiui, nagų lako. Tuomet jūs atsidurite produkto puslapyje, spaudžiate į krepšelį. Tuomet jūsų krepšelis pasipildo nagų laku. Jeigu norite tęsti apsipirkimą, spaudžiate tęsti apsipirkimą. Išsirinkite dar vieną produktą, kurio jūs norėtumėt. Pavyzdžiui, išsirenku aliejų plaukams ir atlieku lygiai tokį pat veiksmą, spaudžiu krepšelį. Ir mūsų produktas atsiduria krepšelėje. Jeigu nusprendžiame, kad kažkurio produkto mes norime didesnio kiekio stulpelį, ties tuo produktu redaguojame skaičių tokį, kiek norėtume įsigyti produktų. Pavyzdžiui, nagų lako norėčiau įsigyti 2 buteliukus. Ir spaudžiame atnaujinti krepšelį. Tuomet kaina yra perskaičiama ir matome mūsų galutinę kainą už produktus. Jeigu vis dėlto nusprendėme, kad kažkokio produkto nebenorime, spaudžiame pašalinti stulpelyje iksiuką ties tuo produktu, kurio nebenorime, pavyzdžiui, nebenoriu nagų lako, ir mūsų krepšelis sumažėja. Taip pat nebenoriu šampūno, vėl spaudžiu iksiuką. Jeigu turite nuolaidų kuponą, įvedate nuolaidų kupono numerį ir spaudžiate pritaikyti nuolaidą. Jeigu vis dėlto norite atsiskaityti, spaudžiate tęsti atsiskaitimą. Jeigu atsiskaitote kaip registruotas vartotojas, įvedate prisijungimo duomenis, tai yra elektroninį paštą ir slaptažodį. Spaudžiate prisijungti. Tuomet pasirinkite sąskaitos adresą, spaudžiate tęsti, pristatymo informaciją, įvedate pristatymo adresą, spaudžiate tęsti, tuomet jums nurodo, kad už pristatymą jūs kurjeriui turėsite sumokėti 10 litų. Jeigu jūsų pirkinių krepšelis būtų didesnis nei 100 litų, tuomet jūs už kurjerį nebūtume mokėję. Vėl spaudžiame tęsti, pasirenkame mokėjimo būdą. Mokėjimo būdas gali būti PayPal, Swedbankas, SEB bankas arba mokėjimas pavedimu. Aš spaudžiu mokėjimo pavedimu ir mygtuką tęsti. Dar kartą peržiūrime savo užsakymą. Jeigu vis dėlto pamirštate kažkurio prekę ir norite dar kartą įsigyti, spaudžiame redaguoti krepšelį. O jeigu viskas, daugiau nieko nebenorite įsigyti, spaudžiate pirkti.